Dauguma iš mūsų tėvų mes užaugome tokiam labai griežtam auklėjime, kur buvo tos pareigos siejamos, kur pasakiau ir viskas. Jau čia yra nekvestionuojama, tai mes kaip ir turėjome šiek tiek susimažinti, nuleisti galvą ir tiesiog eiti tam tikrus buities darbus atlikti. Nes jau to, kaip sakant, buvo iš mūsų tikimasi. Tai buvo tikimasi, kad mes klausysime, tai kaip ir galime analogiškai pasakyti, kad tiesiog, kad paklusime, pasakė, padaryta. Ar būtų smagu? Tai aišku, kad būtų smagu. Pasakėm, nuėjo, padarė. Sakom, reikia atlikti namų darbus, nuėjo, padarė. Nu, fantastika, bet žinome, kad realybėje dėja, kad taip tikrai nėra. Tai ką labai dažnai pastebiu, kad kai mes buvom taip griežtai auginti, mes tada jau savo vaikams tai norim duoti viską. Ir tas noras duoti labai dažnai pasireiškia per paslaugas. Apausiu batus, užtrauksiu užtrauktuką, prisėsiu, atliksiu 1, 2, ten klasės